bet turi draugį, klausyk. O kas yra? Tyliu. Tai palikai mane vieną su Kovaldu, o pati pasiploviai. Nu, tai ką, įkandu tau tas Kovaldas dabar? Nu, neįkandu, bet sėdėk su ją ryškinkis. A, tai išvariai? Neišvariau, gražiai paprašiau. Paprašiau. Tai nenuskilo, ne? Nu. Kas naujo? Pažinčių portalė. Dar du parašė. Bet konkretus esi Laivatos. Nu, kodėl? Įdėjo tik tai savo telefono numerį, o taip, jeigu nori, tai pat ir paskambink. Reikia jos praspirti, žinok. Reikia praspirti. Kostas kviečia į pasimatymą. Moteris meluoja geriau. Kostas kviečia į pasimatymą. Kostą irgi reikia praspirti, Margarita. Nežinau, žinok, Marijus man toks geras, pinigų davė. Įsivaizduoji, baltam auksui. Nu, kompensuoti tenai, žinai, dėl to žurnalo. Nu, supratau, kaltę išperka, ne? Taip, darosi toks idealus, žinok. Apie vestuves, aišku, pamiršau, bet iš čia laiko klausimas, žinai. Nu, negi dabar man prasidėti su kokiais nors ten Vytais, Albinais, Sigitais, Jendrikais, žinai, paskui dar per miegus vardą ištarsiu, nesupratau. Tu įsigandai, žodžiu? Ne, Margarita. Nu, žinok, sąžinė prabilo. Nu, tikrai, taip kažkaip galvoju, reikia saugot, ką turi. Mokėti išsaugoti, turėti, puoselėti, laistyti, žinai, kad žydėtų. Aš nesupratau, tu ką, į kairę nebeisi? Nu, kad aš jau dabar ėjau į kairę. Tu visada? Aš? Margarit, viršūnė, taigi aš Tomą kaip turėjau niekur, nei su kuom, niekada. Jisai taigi mane paliko. Nu, vai, Margarita, nežinau. O Marijus, žinok, toks ištikimas, kaip šunelis prie kojų. Kas? Kaip šunelis. Marijus. Taip. O ko tu čia dabar taip keistai persikreipiai? Ką? Nieko. Margarita, man atrodo, kad tu kažką žinai apie Marijų, ne? Nieko nežinau, tau čia pasirodė. Margarita, tu man turi pasisakykime dabar atvirai. Gerai? Ir tai liks tik tarp mūsų. Tu kažką žinai apie Marijų. Labas. Labas, užėk. Nėra Kristinos. O, ačiū. Adėk. Tai geri. Ne! Valdau. O kur Kristina, kada grįš? Šėjo vaiką pasiėmus, nebus jos. Ko tu čia pyksti dabar? Todėl, kad Kristina mane paliko. Su to astrologu išbėgo. Su ciongais, kaip išlėkiai. O, jai turbūt protas pasimaišė, ką? O, Jėzus. Kam jinai už manęs tada tekėjo? Pauliau, o va čia tu moterų niekada nesuprasi. Išbėgo vaiką pasiėmus. Jėzus Marija, kas man dabar senatvėj paguoda bus? Ką? Ką, sodas, agurkai, kas? Man atrodo, pasilakstys ir grįš. Nu, jos aš esu, kad neatiduosiu. Kas tau yra? Nelaimė. Reikia pagalbos. Jeigu tu nekalbi, tai tokia tu man ir draugė. Meda, tu žinok, aš nenoriu kištis į dviejų žmonių gyvenimą. Taigi tu nesikiši. Taigi aš Marijui nieko nepasakysiu, nieko jisai nesužinos, aš esu rami ir man, žinok, yra vienodai. Sakyk. Na? Šukas. Tas, kur radai Palangoje, atsimeni? Pažiūrėk, ką radau spintoje. Tai gal seniai ten to šepetys tenai gulėjo. O man atrodo, kad neseniai ta moteris, šitos šepečio savininkė, gulėjo jo lovoje. Neseniai. Ta naktį jis turėjo kitą. Tai aš žinau. Svoločius. O, tai žinau aš. Bet tu kodėl tylėjai?
Meda, tugi žinai, kiek man Marijus padėjo, taigi jis iš Mako man visus pinigus išmušė. Taigi aš, Feliks, ant padėkliuko atvežiau į Palangą, tu Marijui dėkinga, taip? O galvoju, man labai lengva buvo tušį tokią paslaptį nešiot. Nežinau, kodėl aš vyrams sukeliu tokį norą išduoti mane, ką aš čia per dėsniai nesuprantu. Meda, nu kaip man gaila. Marijaus tau gaila. Ne, Marijus, man gaila, kad taip išėjo viskas. Tai, kas spiria mums į užpakalį, stumia mus į priekį. Kada ten sakė, Kostė nori susitikt? Nu, konkrečiai nesakė, ryt, poryt. Taip. Bet tai kokios baisios ten šukos buvo, siaubas, žinok, su žymiais plaukais, senės kažkokios. Nu, jai buvo kokie 25 metai. Kostė. Man 25 metai. Čia ne tu į tą pasimatymą eisi? O tu ką? Nu gerai. Dėlyt. Kostė. Man 28. Nu jo. Tai dingo. Taip, Roberto mama dingo kaip į vandenį. Na ir kas? Mano sūnus vadingo. Bet ji telefono nekelia. Juk galima kažkaip pagal mobilų ryšį atrasti, kur žmogus yra. Sakė, ją pastebėjo šventoji, tai Robertas išlėkė jos ten ieškoti. O Feliksas irgi dingo. Taip. Nu, bet ir viskas aišku. Byla pradėta. Sakyk, o tavo čia koks interesas? Miškas? Iš kur žinai? O šiaip. Girdėjau, kad to prietrankos motina labai turtinga našlė. Man atrodo, kad Feliksas ir ją, ir mane bando išdurti. Mes juk tarėmės, kad jie pasirašys vedybinę sutartį. Ant pusės miško tegul jisai deda savo plaukuotą leteną, man nesvarbu. Bet va taip, kad dingt, mes nesitarėm. Pauliu, ką man daryt? O man ką daryt? Mano sūnų pagrobė. Biškis skirtumą jauti, ten miškas, gluosniai, aiksniai, žalai, o čia sūnus kraujelis, man. Jisai man tokio akim žiūrėdavo. O, aš suprantu. Pauliu, bet ką man, tu turi man padėti, tu supranti. Aš nežinau, kaip man tvarkyti. Tėvai, aš tau sakau, man ta moteris yra labai svarbi. Tai Pauliaus žmona, bet su juo nebegyvena ir nebegyvens, nes nenori. Taip, Margaritos draugė, taip ta pati. Tėvai, aš nieko neskiriu. Tiesiog taip viskas susiklosti. Gerai, aš matau, tu nieko nesupranti, net nebandai suprasti. Ate, atsiprašau, kad paskambinau. Viso. Nu, tai ką tėvas? Ką tėvas? Iš vis jis nieko nesupranta. Situacijų net nesigaudo. Bet tai ką jis tau sakė? Nu, užsiciklinęs kaip mažas vaikas. Nesikišk, neskirsk šeimos. Ir gražiausiai iš vis paklausė, pasitikslino, ar tu esi ta pati Margaritos draugė. Jis Margaritai negali atleisti, kad jinai paliko prie altoriaus. Aš negaliu būti tavo žmona. Gustai, aš nejaučiu tau meilę, supranti? O be meilės aš negaliu. Visi, ką mes darysim? Ką darysim? Pirmiausia, baig laikraščius vartyti. Gyvas tas advokatas.
Tai jis gyvas, tai gal ir gyvas, o jeigu aš jį sužeidžiau. Jis mane į teismą paduos bet kokiu atveju. Aš tau sakau ir jis atims iš manęs vaiką. Kristina, nusiramink. Nieko jis neatims, Nojus yra pas tave. Jis niekaip neįrodys, kad tu jo nesirūpini. Pirmiausia, tau reikia pačiai jį paduoti skyrybų. Kaip? Aš neturiu nei vieno asmens dokumento, tu supranti? Gerai, skubos tvarka reikia padaryti pasą, per 5 dienas duos. O kortelę tapatybės turi? Ašgi tau dar kartą aiškinu. Jis viską sudraskė, viską sukarpė. Ir kortelė? Ir kortelė, ir tapatybės kortelė, ir banko kortelė, ir vairuotojo pažymėjimą, viską. Šūnis nukis. Viską apskaičiavo, viską iki... Tai gal galima kažkaip kitaip tą pasą pasiimti? Per 30 dienų bendra tvarka. Idiotiška tvarka. Per tą 30 dienų Paulius mane į teismą paduos ir vaikas bus atimtas, aš tau sakau. Nieko jis nepaduos, nusiramink. Nojus yra pas tave. Jis nieko negali padaryti. Aš bijau. Viskas gerai bus. Gali tu nebrūžinti taip garsiai. Šis iš kur tu čia? Taigi aš ką tik tave paguldžiau, tu vėl atsikėlei. Darbų daug. Darbų. Gal gali atsukti? Klausyk, mes nebaigėm pokalbio. Ja, apie ką mes kalbėjom? Feliksas dingo. Taip, ir Roberto mama. Gal tu su tuo Feliksu romaną turėjai? Ne. Tu ką? Čia dėl miško. Prisimenu dabar. Turto paveldimumo klausimų. Tai ko tu nori iš manęs? Kad aš tą Feliksą surasčiau? Bent jau sužinotum, kur jis yra. O kur Kristina yra? Nežinai, iš kur tu žinosi. Einu į vonę. Nu tai kaip... kaip drebatas. Nu tai sena nervo. Nuo to žiaurios neteisybės. Klausyk, gal galiu užsukti. Aš tau arbatos padarysiu. Padaryk, Jūrate, padaryk. Klausyk, gal tu man gali šviežius marškinius surasti. Man su tiek žmonių kalbėjo šiandien reikia. Gerai, gerai, surasiu. Ačiū tau, Jūrate, ačiū, Jėzus Marija. Gerai, atsiprašau. Labadiena. Labadiena. Pareigūnas Robertas Tumas. Taip. Aš apsistojau pas jūs vakar, dabar tik su uniforma, gal nepažįstat. Žodžiu, aš dėl tokios pilietės, Irenos Tuminienės. Ji paieškoma, čia pas jūs skamba. Nieko. Žodžiu, pastebėta pas jūs Kuršių kaime. Štai. Matyta? Taip, matyta. Labai gerai. Tai gal galit man pasakyti, kur jie apsistojus, kurioje viloje? Šitos ponios dabar tikrai nėra. Kaip nėra? Jūs garantuota? Taip, tikrai nėra. Išvyko.
Pusmiltai. O sakykit, gal kartais su jie pastebėjo tokį pilietį? Tokį, žodžiu, vyriškį. Šmakovas Feliksas pavardė. Atrodo toks... Nekokios išvaizdo, žodžiu, ryžas praplikęs. Pastebėjot? Šitą tikrai negaliu pasakyti. Kaip negalit pasakyti? Taigi, matot, kad pas jūs apsistoja, ar ne? Tokio tikrai nėra piliečio. Gerai, žodžiu, įsiaiškinsim, ačiū. Prašom. Nematėm. Iš akių matau, kad meluoja. Arba tiesiog pilietinis abejingumas. Man niekas nebaisu, nesu tavimi esu. Aš laiminga, nieko nebijau, jau savo kelyje. Aš esu ne viena. Niekas nebaisu, nesu tavimi esu. Aš laiminga, nieko nebijau, jau savo kelyje. Aš esu ne viena. Gera buvo vasara su mama. Aha, taip, supratau. Nu tai ką daryt? Nu, laiks nuo laiko prazunduokit. Bus kokių žinių, tai duokit man. Žinot, jo, nu geros dienos. Nu ką, neveikia? Nei Felikso, nei Tumienės telefonai. Kaip suprasti? Na, va taip, išjungti abudu. Tai ką dabar daryti? Man atrodo, Jūratė, aš padariau viską, ką galėjau ir tu be reikalo jaudinės dėl to Felikso. Nesusikėš iš to miško į kelnes. Ašgi su juo kalbėjau, jam tas miškas tik tai ir te rūpi. Tu supranti, kad jo vertė 2-3 milijonai? Nu, suprantu. Tai pakalbėk su ta Tumienė. Jeigu jinai tekės už jo, tai tik su vedybinė sutartim. Man atrodo, jai nuo tos meilės smegenėlės suskistėjo. Gali būt. Beje, dėkui už marškinius labai. Kaklaraiščio nesidėsi? Nesidėsiu, oficialus susitikimas. Klausyk, Jūratė, kuo tu dabar užsiimi? Namie sėdžiu. Namie. O tu nieko prieš, jeigu mes su tavim taip gal laiks nuo laiko padraugautume? Ta prasme. Ne ta prasme, aš tavęs į pasimatymą nekviečiu. Aš, ta prasme, ateitum čia truputėlį patvarkytum, pasižiūrėtum, kad šaldytuvas visą laiką pilnas. Ai, ta prasme, tai gerai? Nu, tai gal kažką tai apie Kristiną sužinosi. Ai, aš su ta stovykla nedraugauju, tu žinai. Nu, tai gal per Kovaldą, gal per tą, kokį ten tą kitą, gal sužinot. Reikia sužinot, kur nojus. Man atrodo, kad geriausia būtų jį išvogti. Pauliau, aš galiu pasiekti Kristinos butą. Nereikia, ten mano žmonės sėdi, nesilanko tą gyvatę, ten, aš žinau viską. Medą reikia pasiekti. Šita višta draugauja su Kristina. Nu, šitą tai aš žinau. Gerai, pagalvok, Jūratė. Gerai, dėl mano pasiūlymo. Nu ką, tvarkoj, taip, teisės yra, raktai yra, telefonas yra. Jėzus, kaip aš sustorėjau per tas dienas. Nu gerai, Jūratė, išeidama, užrakink namus. Bėgu. Make me stay.
Atsiprašau, gal jūs pamatėt va šitą moterį? Taip, ji čia buvo, sėdėjo prie šito stalo, su tokiu vyru. Dublė